Tai Mindaugai apie rungtynės. Nu ką, rungtynės. Pradėjom tikrai gerai susikaupę, nes žinojom, kad pas juos paskutinį kartą, kada žaidėm, tai tikrai buvo vienas iš sudėtingesnių varžybų. Tikrai nebuvom atsipalaidavę. Matėt, sunkus buvo startas. Jie atėjo irgi labai susikaupę toms varžyboms, bet vienas iš tikslų buvo neleisti jiems išsimesti tritaškių, greitam puolime sustabdyti. Pradėjom tuos vykdyti uždavinius ir susitvarkėm, gale viskas buvo tik formalumai. Tai kokie visi tie pergalės faktoriai pagrindiniai? Faktoriai kokie? Nu, aš sakau, apsigynėm, labai gerai apsigynėm po krepšių, neleidom išsimesti tritaškių, greitam puolime sustabdėm, viskas po biškį prisidėjo ir pergalė. Šitas Lipkevičius minėjo po Žalgirio rungtynių, kad Prienai mėgsta tokį chaotišką labai žaidimą. Jo, yra sunku, jie nesuprasi, kada keičiasi, kaip ginasi, vieną kartą po užtvarą eina, kitą kartą per viršų, yra labai sunku sukurti kokią nors sistemą puolime prieš juos, bet nežinau, gavosi viskas gerai, geriau negu praeitą kartą pas juos.